Jau 16 pavasarį Alytus sukvietė sportinio ėjimo meistrus į tarptautinį sportinio ėjimo festivalį ir Baltijos taurės varžybas. Šie metai turėjo būti tikrai neeiliniai, dalyvauti šiuose varžybose pareiškė norą sportininkai iš Australijos, Alžyro, Austrijos, Italijos, Šveicarijos, Vokietijos federacinės respublikos, Olandijos, Belgijos, Lenkijos, Skandinavijos šalių iš visų 5 kontinentų. Deja, pro geležinę užtvarą į Lietuvą pavyko prasiveržti tik didesnę patirtį turintiems Lenkijos ėjikams. Na, o iš Tarybų Sąjungos respublikų dalyvavo patys geriausi šios sporto šakos atstovai per 300 žmonių. Gana gausiai susirinkę žiūrovai plojimais pasitiko pasaulio rekordininkus Sadą Eidikytę ir Valdą Kazlauską. Sutikite, ne kiekvienose varžybose net ir labiausiai išlepinti gerbėjai mato iš karto 2 pasaulio rekordininkus. Na, o varžybas pradėjo 13 metų ir jaunesnės mergaitės. Jos žingsniavo 1 kilometrą. Varžybos tikrai buvo atkaklios ir ilgai niekas negalėjo pasakyti, kas laimės pirmus apdovanojimus. Olė Beniševskaja pirma perkirto finišo juostelę 4 minutės 35 sekundės. Visada malonu žiūrėti jaunus sportininkus, kurie ir atkakliai ir emocingai žingsniuoja link pirmųjų apdovanojimų. Tikrai vargu ar kas galėjo tikėtis, kad 5 km distancijoje startavusios moterys savo rezultatais apvainikuos visą sportinio ėjimo festivalį. Mes įpratę, kad šias varžybas laimės Sada Eidikytė, nes tai buvo 1987-2008 metais ir pernai. Panašiai pirmus kilometrus ėjo ir šiemet, tačiau neilgai trukus ją aplenkė tarptautinės klasės sporto meistrė iš Bresto Olga Kardakoltseva. Tiesa, Sada Eidikytė sirguliavo ir tai, kad ji liko antroje vietoje, bent jau jos nenustebino. Tačiau visiems malonių siurprizų tapo Olgos Kardakoltsevos pasiekimas 21 minutė 20 sekundžių. Tai naujas Europos rekordas. Pirmą kartą toks aukštas rezultatas pasiektas Alytuje. Kągi, nepaisant blokados, įvyko ne tik varžybos, bet ir, sakyčiau, šventė. Kalbuosi su Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentu Kastyčiu Paviloniu. Radom draugų sporto, kur tikrai aš labai dėkingas plungiečiams, kurie pats didžiausias indėlis jo yra, Plungė dirbtinių uodų gamyklos. Kolektyvas prisidėjo labai daug prie šitų varžybų, labai daug prisidėjo Alytaus medvilnės kombinato kombinatas. Jie ne tik skiria savo rūmus, meninę programą paruošė ir uždarimui, ir dalyvių palinksminimui. Prisidėjo ir tai tuo, kad prisideda, kad ir Alytaus palaiko ėjikus. Šiais metais pastebėjau ir tai, ko nebuvo pernai, būtent veteranų varžybas. Šįmet padarėm 20 km, kadangi mes jau turim kvietimą dalyvauti Europos veteranų čempionate Budapešte ir savotiška čia atranka. Atsirado daug norinčių, čia atvažiavo iš Čeboksarų Semionovas, buvęs Tarybų Sąjungos čempionas. Nu ir mūsų eina veteranai Kavaliauskas Druskinykaitės, kuris buvo Lietuvos rinktinės narys. Ir dar ne tik sportininkai, bet ir žiūrovai atkreipė dėmesį į Viktorą Meškauską. Pirmą varžybų dieną jis jaunuolių grupėje 10 km nuėjo per 39 minutės 34 sekundės ir laimėjo pirmąją vietą. Antrąją dieną pirmas vietas vienas po kito laimėjo svečiai. 3 kilometrai Marina Stasiuk iš Tiraspolio ir Sanvelas Maradianas iš Armėnijos, bei Alfija Gašulina iš Jaroslavlio. 10 kilometrų Olga Kardakoltseva Brestas, Sada Eidikytė rungties nebaigė, o geriausiai iš lietuvaičių pasirodžiusi alytiškė Danutė Janavičiūtė užėmė tik 5 vietą. Labai stiprūs varžovai, ar pavargo mūsų ėjikai? Klausiu vyriausiąjį teisėją Juozą Genevičių. Gyvenimas yra gyvenimas. Matom, moterų ėjimo varžybas laimėjo tai neeilinis žmogus, laimėjo pasaulio aukščiausios pasiekmės autorių ir TSRS praėjusių metų 20 km ėjimo čempionė ir eilės įvairių varžybų prisininkė ir čempionė. Tai jai pralaimė tikrai nebuvo gėda, mes nesitikėjom. O vyrai, kaip matėt, pačius pagrindinius prizus laimėjo Lietuvos sportininkai ir dabar distancijų irgi pirmauja 20 km, kas dar bus čempionų kol kas pasakyti nelengva,
bus maždaug aišku tada, kada iki pabaigos liks 5 kilometrai. Tada jie, kai sako, prasideda varžybos, o toliai, reiškia, vyksta toksai apsišaudymas. Na, bet kad pirmą vietą užims Lietuvos sportininkas, mano abejo, tikrai nereikia. Taip, šiuo atveju abejot nereikia. Vienas ar kitas bus ar jaunasis Meškauskas, gali kartais net laimėti, pakartoti savo laimėjimą Kazlauskas arba Grigaliūnas, jie to verti visi yra. Tarsi išsklaidydamas mūsų abejonės, Viktoras Meškauskas laimi 20 km varžybas. 1 valanda, 24 minutės, 53 sekundės. O juk rungties pradžioje atrodė, kad laimės Valdas Kazlauskas, beje, jau daugelį varžybų pastoviai užimantis tik pirmasias vietas. Arba alytiškis Antanas Grigaliūnas. Taip viena šalia kito jie ėjo ratas po rato, kilometras po kilometro ir galbūt pasidavė emocijoms, neapskaičiavo jėgų. Antanas Grigaliūnas varžybų nebaigė, o Valdas Kazlauskas buvo priverstas praleisti į priekį Vilnietį Viktorą Meškauską. Na, Valdas dėl šios nesėkmės labai nenusiminė, o Viktoro sėkmė visi džiaugiamės. Na ir toliau kalbamės su Juozu Genevičium. Kaip jūs pastebėjot, varžybom mes ruošėmės ilgai ir labai įtemptai. Ir, kaip matot, varžybų pasirengimų rezultatus, atributika, visa metodinė literatūra, atminimo medaliai ir visa kita. Žinoma, buvo ruoštasi tam, kad parodyti pasauliui, kaip atrodo Lietuvos ėjimas ir kaip dirba Lietuvos sportinių ėjimų asociacija įsteigta ir patvirtinta. Žinoma, dabar sunku būtų pasakyti, ar rezultatai būtų buvo geresni, kaip, žinot, vakar buvo pagerinta aukščiausioji Europos pasiekmė. Nepaprastai gerai organizuotos varžybos neprailgo nei dalyviams, nei žiūrovams. Štai vienas po kito finišavo veteranai, baigė estafetę 4 po 1 kilometrą moterys, nugalėjo birštonietės ir vyrai, laimėjo Gardino Minsko ketvertukas. Varžybos baigėsi gera nuotaika, įteikti televizoriai, šaldytuvai, kiti vertingai prizai. Kas domisi mūsų sportininkų pasiekimais, statistika galėjo įsigyti pirmąjį Lietuvos ėjikų numerį. Plakatų, gairelių, gražių medalių ir kitų suvenyrų. Pasirodo, net ir blokados sąlygomis, kai yra entuziastų, galima surengti gražias varžybas.